Taigi, kaimų veidrodis šitam pasauliui posovietiniam. Va, kad dabar papasakosiu. Ne, tiesiog keli objektyvūs dalykai. Tai kaip atrodęs kaimas. Balti bilietai ir karinis išsilavinimas. Atrodydavo taip Sovietų Sąjunga. Tada tie kariniai bilietai tapo žydų hebrom tikėjimo žodžiais. Tengi dar sukūrė idėją apie nekaltybę. Čia buvo pajuokos objektas toks dalykas. Ašgi tuo nuoširdžiai tikėjau. Karinis bilietas, karinis išsilavinimas, tikėjimo žodis nuo vaikystės, reiškia vaikas genijus KGB, vadintis Rumunijos, ištrūdyta, reiškia išnaikinta, išgauta, iškankinta budizmą. Kaip šiais laikais iš esmės žmonės prieina tokį dalyką, kaip kiti gyvena skurdžiai, bet laimingi. Vieniši, bet neparsidavę. Kodėl? Pabandykim sudėti vieną krūvą. Karinis bilietas, į kaimą parvažiavus baltas bilietas, nes tai visi nori kontrolės ir susidraskyti tave, susinaikinti, susigaudyti, o konstruktyvi istorija Danijoje. Dar įdomiau sako, genialus planas žmogaus sukurt pasaulį. Virtualų. Tokį jaus buvę sovietmečių, bet skirtumas tik tas. Dabar ir karinis išsilavinimas su šunim, ir, reiškia, baltas bilietas, ir laimingas su savo gyvenimu, ir konstruktyviai kūriama namų ekonomika. Gi kas dar? Durniai laukiantys, kol tavo balto bilieto galimybės, tu šerk savo vaistais, nes tai tu, reiškia, nesupranti. Tokia diskriminacija. Tada paimti ir realiai tave varo iš proto. Kankina vaikus, gąsdina mama neparėjus. Gąsdina mama, reiškia, būsianti apgauta, mano sąskaita būsianti panaikinta. Mano, reiškia, pasas vos atkariavęs ir taip toliau. Tai kurgi mes einam? Kurgi? Į Europą, ar mes jau esame Europos Sąjungoje? Tai kas čia per daug? Visi su baltais bilietais ir visi karinis išsilavinimas. Koks karinis išsilavinimas? Visi atprievartauti nuo paauglystės, ar tai nuo vaikystės, ar tai gatvės, šitų šalamatų girtų. Ar tai debilų įbaugintų, aiškinamų, čia vatinais nepasims, kitas pasims, viskas. Pasibaigė tokie laikai. Tai yra pasaka, tai ne apie tai, ką mes gyvename Europos Sąjungoje. Nebėra tave muštų, krisk ir aiškink, šauk, verk, ir duokis mokėt galuški. Toks įstatymas. Įstatymas Europos Sąjungoje toksai. Lietuva tėvynė. Ir Kristinos Ripkio nori į vasaros 5, pažiūrėkit, su kokiu sufali moterim išdulkintų psichiatrų makūnų, kas per daug problemos darosi. Aiškinės nebeturi kitiems laiko, reiškia, atsisėdęs pas vieną sėdį. Ir aiškina, nelyskit prie manęs, aš nedirbu. Tai kurgi jis atėjęs į psichiatrijos, reiškia, polikliniką? Klausimas, ar nevalgęs, ar negeręs, ar nešikęs. Bet suktis gal su baltais bilietais ir karinė visuomenė. Ką nebegalima? Europos Sąjungos įstatymai.
atsakingi žmogui ne sielos išganimui išjungtam. Įstatymas. Nebekimba širdžiai, protui. Perskaityti žinai. Ant pasąmonės išmokai, tai tikrai žinai. Bet kas nuo visuomenės kaimo gali apginti, kad nepatinka ryškia vyram, nes neina su jais dulkintis. Ir bobų nenori. Tai kodėl? Idealizmas brangiai. Šiandien.